Iškart po sprogimų Amerikoje, galima sakyti tuo pačiu metu, pati greičiausia informacijos perdavimo ir susisiekimo priemonė internetas prisipildė nerimo ir siaubo šūksnių. Deja, jų tarpe buvo tokių, kuriem trūko paprasčiausio jautrumo ir tolerancijos. Gerai, kad tokių čia buvo nedaug. Dauguma tam pačiam pokalbį juos net mėgino sugėdinti. Šis becenzūrinis dialogas atskleidė, kad mumyse tebetūno nedemokratiškas provincialus mąstymas ir nepakantumas. Ir paskatino šio filmo autorius prisiminti prieš kelis metus pasibaigusį didįjį tūkstantmečio taikos žygį dviračiais aplink pasaulį ir pakalbėti ne tik apie aplankytų šalių egzotiką, bet ir apie meilę. Meilę iš pirmo žvilgsnio. Meilę pirmam sutiktam žmogui. Artimo meilę, kuri ir yra taikos pagrindas. Prieš 15 metų turbūt niekas iš mūsų, tų keturių, kurie čia važiuojam aplink pasaulį, negalėjo ir pagalvoti, kad turės tokią galimybę išvažiuoti. Gyvenam kaip kalėjime visai. Praėjusiai 50 metų šitas amžius tai blaškė visus po visą pasaulį lietuvius. Ir į Sibirą buvo tremti, ir į Vokietiją, į Ameriką važiavo. Ne savo noru, nes priversti buvo. O dabar mes savo noru išvažiavom, nieko neverčiami. Niekieno neverčiami rugpjūčio 6 Hirosimos tragedijos metinių dieną iš Sietlo miesto Amerikoje žygį pradėjo 10 praeitie nemažą tarpusavį kariavusių europiečių. Rusas, Lenkas, Turkas, 3 vokiečiai ir 4 lietuviai. Kas galėjo būti bendro tarp 21 metų pirmakursio Slaveko ir 64 pensininko Giunterio, verslininko Achmedo ir istoriko Gedimino? Kodėl buvo tik viena moteris, o fizikas vadovavo visai kelionei? Važiuodami aplink pasaulį, mes labai dažnai susitikdami su žurnalistais, susitikdami su žmonėm, pasakojam apie Lietuvą ir kaip pavyzdį pasakojam apie sausio įvykius, apie Baltijos kelią, kai 2 milijonai žmonių susikibę rankomis iškovojo Lietuvai nepriklausomybę. Galim sakyti, kad nuo tada prasidėjo taikus iškovojimas nepriklausomybės. Ir mes kaip pavyzdį sakom, kad visi,
konfliktai pasaulyje gali būti sprendžiami taikai. Ir tas mūsų taikos žygis yra tam skirtas. Atšventėme pirmą 1000 pravažiuotų kilometrų. Kiekvieną dieną įsmeigėme savo vėliavą, išskleidžiame žemėlapį, žmonės prieina, šnekina ir daug ko klausinėja. Kalbant su jais man kilo puikiai mintis. Važiavimas dviračiais nesukuria jokios grėsmės ar pavojaus, o bendravimas su žmonėmis yra taika, o mes to ir siekiame. Oras nuostabus, saulė šviečia ir vėjas pučia į nugaras. Tik nėra dūmų be ugnies. Kai bandome pasiskirstyti kai kurias pareigas, virimą, plovimą, rūpinimąsi autobusuku, mūsų grupėje įsiplėskia pirmieji buitiniai kariniai konfliktai. Esame labai skirtingi ir ne tik amžiumi, bet ir savo turtinę padėtimi. Vieni gali sau leisti ir viešbučius, ir restoranus, o kiti užsispyrę nakvoja palapinėse ir taupo kiekvieną centą. Mus paliko Denisas. Jam nepatiko per didelė žygio sparta ir taikos pokalbiam gaištamas laikas. Beveik mėnesį trukusią kelionę per Ameriką globojo, šelpė ir nakvindino Amerikos lietuviai, su kuriais susisiekėme internetu. Tiesa, mūsų akise sprogo dar vienas išpūstas mitas. Pasirodo, interneto tėvynėje Amerikoje internetas tik amerikonam. Pakelyje mums niekur už jokius pinigus neleidžia prijungti savo nešiojamo kompiuterio prie telefono linijos, tad Sigitas priverstas labai brangiai pirkti mobilųjį telefoną. Neužmirškit, tai 98 metai, o be interneto kaip be ranko. Jo dėka prie mūsų grupės prisijungia nauji žmonės, jo pagaliau siunčiamas žinutės į Lietuvą. O San Diego Lenkų bendruomenė internete sužinojusi, kad Slavekas ruošiasi pasukti namo, nes jam baigėsi pinigai, suaukojo net $1000. Dar Amerikoje mus gąsdino. Meksikoje niekas angliškai nekalba. Klausk neklausęs, neatsakys. Meksikonai, taip meksikiečius vadina Amerikos lietuviai, nekenčia amerikiečių. Dėl to, kad turtingi. Ir keršyje. Ne tik žmonės. Pati Meksikos gamta nusistačiusi prieš amerikiečius. Čia amerikiečiais laikomi visi baltieji. Kas bet vyktų į Meksiką, būtinai suserga siaubinga liga – viduriavimu. Ir jokie vaistai nepadeda, norisi tik vieno – numirti. Negalima gerti nevirinto vandens. Vaisius galima plauti irgi tik virintų vandeniu. Visur pilna vagių, siautėja ginkluotos gaujos. Laikykitės krūvoj, kitaip apvogs, apiplėš. Ir nepasiskūsi niekam. Policijos pareigūnai korumpuoti, įstatymai absurdiški. Ta ir mes spėjome pajusti. Vidury kelio šlagbaumas. Už įvažiavimą į zoną, savivaldybės teritoriją 200 km spinduliu, amerikiečiams reikia palikti automobilio vertės užstatą. Mūsiškį jie įvertino $3500. Grįžtant į Ameriką grąžins. Bet mes juk į Ameriką negrįšim. Tai ir užstato niekas netiduos. Šiaip taip pavyko nusidėrėti iki $250, bet mums ir tiek per daug. Zoną teko apvažiuoti per Jungtines Amerikos valstijas. Vėl pasienio formalumai, vėl muitinės, vėl kontrolė. Meksikos, Amerikos, Meksikos, bet valstybinio reketo 250 meksikonai iš mūsų negavo. Vakarieniaujame restoranuose, kartais ir prabangiuose, dažniausiai nemokamai. Nemokami kartais būna ir pusryčiai, netgi pietus. Mus sutinka ir išlydi kaip įžymybės. Miegot be 12:01 valandos nenueiname, o 4 valandą nakties jau kelk. 5 ant dviračių. Važiuojame naktimis, visiškoje tamsoje, mat dieną nežmoniški karščiai, virš 40 ir virš 40 laipsnių Celsijaus. Pavėsyje atstumai visgi milžiniški,
Vietoje planuotų 80 km kasdien nuvažiuojame vidutiniškai 130. Rekordas 168 km per dieną, ar naktį, kaip čia pasakius. Skubame ir skubame. Vėluoti nevalia. Nustatytų laiku mūsų laukia šefai, apsauga, dviračių mėgėjai, visuomenė. Susitikimai išreklamuoti afyšomis, per laikraščius, vietos radiją, televiziją. Bene kasdien po laikraščių antraštėmis spalvotos mūsų fotografijos. Ta Meksika, Meksika. Hi. Man užtektų vien žinoti, jog tu esi vienintelė pasaulyje. Gvatemala. Grupė keičiasi kiekvienoje šalyje. Jungtinėse Amerikos valstijose buvome susikūrę savo klimatą. Dalinomės pareigas. Meksikoje vadovavo Flor. Jokių nukrypimų nuo nustatytos programos. Gvatemala visiška improvizacija. Niekad nežinome, kur apsistosime, kaip toli nuvažiuosime, kur susitiksime ar su kuo bendrausime. Galų gale tapome draugiškesni, mylime ir džiaugiamės vienas kitu, nieko nereikalaujame būti tobulais. Grupę pasivijo Achmedas ir Kristoferis, kuriems buvo pavogti pasai su pinigais ir kreditiniam kortelėm. Vokietijos ambasada Mechike naujus išdavė per dieną. Jei nelaimė būtų įvykusi lietuviam, kelionė būtų baigta, nes milžiniška problema su vizomis. Kosta Rikoje visi dviratininkai susirinkome net į piketą prie Panamos ambasados, kad galėtų prie mūsų prisijungę 3 meksikiečiai tęsti kelionę. Šiuo metu Edvardas guli ligoninėje, jam buvo atlikta akies operacija. Aš likau kartu su juo, kita grupės dalis tęsė kelionę. El Salvadoras, Honduras, Nikaragva, Kosta Rika ir Panama su visa jų egzotika ir nuotykiais liko nenufilmuota. Kita vertus, gal ir gerai, kad niekas nefilmavo kertant pagrindinį narkotikų prekeivių kelią Panamos Kolumbijos pasienio džiunglėse. Kas gali žinoti? Tik po 1,5 mėnesio Kolumbijos Medelyno mieste Goda ir Edvardas susijungė su pagrindinė grupe. Susitikimas įvyko garsaus Abraomo Kulviečio proanūkio, nepriklausomos Lietuvos dailininko Eugenijaus Kulviečio sūnaus namuose. Nors šeimininkai nebekalba lietuviškai, čia tebegyva lietuviško svetingumo ir šeimos dvasia. Sako, atsitiktinumų nebūna, bet visiškai netyčia sutikta ir pasiūliusi mums nakvynę moteris pasirodė esanti iš Sietlo, iš kur startavo taikos žygis. Jos tėvas buvęs vokietis, o motina, kas gražiausia, lietuvė. Taigi atsitiktinis mūsų sustojimas lietuviai, vokiečiai ir Sietlas prie jos namų, kuriuose jie augina beglobius vaikus, jai tarsi apvaizdo šypsnys. Paprastai žmonės sėslus, pripratę gyventi vienoje vietoje, su pavydu akise palydintis keliautojus, turistus, misionierius, bastūnus. Ir vėl grįžtantis prie savo jaukaus namų židinio. O kad prie jo pakvies keliauninkus, tam reikia ryžtis. Kažin ar nors vienas iš mūsų lietuvių, taip besididžiuojančių savo svetingumu, priglaustų, jie ir turėtų kur. Tuzina svetimtaučių. Ir ne šiaip turtingų užsieniečių, o tuzina apiplyšusių, išbadėjusių, nepažįstamų valkatų. Turime finansinių problemų. Automobilis suryja daug pinigų, tačiau jis mums labai reikalingas, ypatingai šiuo metu. Edvardas geriausių atveju turės keliauti automobiliu 2 ar 3 mėnesius. Mūsų nesėkmės su mašina prasidėjo Ekvadore. Automobilio stabdžiai sugedo, leidžiantis nuo aukščiausių Ekvadoro kalnų. Gediminas, kuris vairavo mašiną, sugebėjo sustabdyti rankiniu stabdžiu. Tik per stebuklą likome gyvi. Nesėkmės tęsiasi ir atvykus į Peru. Prieš įvažiuojant į Limą po 1000 kilometrų naktinės kelionės per dykumą lūžo pusašė ir subyrėjo greičių dėžė.
Mus pasitinkantys sostinės prieigose dviratininkai nesiskirstė ir kelias valandas laukė, kol grojant dūdų orkestrui mūsų varganas taikos automobilis kartu su mumis buvo atvilktas į miestą. Buvo liūdnai juokinga. O Perų kalnuose gyvi likome tik automobilio dėka. Mūsų 18. Pagrindiniai grupė 7 perujiečiai, brazilas ir kolumbietė. Po migdančio vasaros karščio ir šiltos ramiojo vandenino bangų mūšos, šiandien pirmą kartą pajutome tikrą žiemą. Aukštai Andų kalnuose užklupo sniegas ir kiaurai verianti šaltis. Sutemo, ėmė snigti. Achmedas, vežęs mantą, sunerimo ir iškrovęs daiktus kaimelėje grįžo į kalnus ieškoti įstrigusios grupės. Oliveris drebėjo, džentelmeniškai atidavė šiltesnius rūbus 16-metei Marijai. Šį juokėsi ir verkė pirmą kartą gyvenime pamačiusi sniegą. Edvardas darė aerobikos pratimus. Ivanas ir Marcija gaivinosi puodeliu kavos. O Giunterį rado pamėlusi. Jis nebegalėjo važiuoti, sustojo sušalo ir nebežinodamas, ką daryti, meldėsi. Kai mes pasiekėm kaimą, mūsų buvo neįmanoma atpažinti. Besišypsantis veidai buvo padengti purvu, švietė tik akys. Nusileidimas pasirodė dar sudėtingesnis nei kilimas. Dviratis ant didelių akmenų šokinėjo lyg jotum arklių. Dėl per staigaus stabdymo 3 kart griuvau. Ore jau tvyrojo kalėdinė nuotaika. Dalijome savo šalių kalėdinėmis tradicijomis DHL, eskučiukais, gėrėm karštą šokoladą ir linkėjom vienas kitam ramybės. Naujųjų metų išvakarėse aplankėme Titikakos ežere plūduriuojančias Uros salas ir žmonės gyvenančius ant plaustų. Čia viskas iš nendrių. Ir namai, ir salos, ant kurių jie stovi, ir valtis. Rankų darbo salos turi vienintelį trūkumą. Kas pusmetį tenka kloti naują nendrių sluoksnį, nes apetinis supūva. Tačiau juose nebaisu nekviestų svečių, nes gyvensenos, amatų ir papročių paslaptis saugo bekraštis ežeras. Matyt, salose gyventi buvo saugiau negu kitur, o gal ši taikinga gentis seniausiai paliko karingą žemyną, pasirinkusi galbūt vienintelę galimybę išlikti, o ne išnykti ar būti išnaikintai, kaip atsitiko milžiniško tarpeklio amfiteatro statytojam. Dabar jau niekas nebepasakys, kas čia gyveno, mylėjo ir mirė. Ar tiems, kurie iš lauko akmenų sudėliojo mįslingus piešinius, įžvelgti kuriuos galima tik iš paukščio skrydžio. Trapus visų civilizacijų gyvybės siūlas amžinai kabo ant gležnos meilės, vilties ir taikos. Sulaužyta taika dažniausiai reiškia civilizacijos žūtį. Iš Godos laiško internete. Pasienyje atsisveikinome su Perų komanda. Su mumis liko tik Valteris. Įvažiuojant į Čilę kertant sieną, vėl kova su vėjo malūnais. Reikėjo iškrauti visus daiktus patikrinimui. Nežiūrint mūsų paslaugumo, pasienietis įsiuto, kai kažkas bandė atkasti obuolio. Po Perų kelionė Čilėje mums atrodė kaip nelaimė. Visur kontrolė, kiekvienam kaime tikrina dokumentus. Prieš išvykdami į dykumą prisėdome ant šaligatvę užkasti, bet tuoj prisistatė policija ir liepė nešdintis. Jei slampinėjai be tikslo, tuoj pat būsi pastebėtas apsaugos tarnybos, kuri čia atrodo slypi už kiekvieno kampo. Pasaulyje pranešama apie Pinocheto teismą, tačiau atrodo, kad jis vis dar Čilės gatvėse. Santiage atsisveikinome su vyriausiu žygio dalyviu 64 metų Giunteriu. Jis buvo priverstas nutraukti žygį dėl finansinių sunkumų. Kiti taip pat jaučia nuolatinį lėšų stygių. Lietuviai keliauja už paskutinės savo ir artimųjų santaupas, o rasti finansinės pagalbos Lietuvoje vis dar nepavyksta. Gaila, kad videokamera negali užfiksuoti visų kelionės pavojų ir nelygumų. Nes kelias, ar tu jo riedėtum dviračiu, ar eitum pėsčiomis, nėra visiškai saugus. Jame gali slypėti įvairūs pavojai, pradedant kelio nuošliaužom,
Baigiant naktiniais netikėtumais iš Edvardo dienoraščio Argentinoje. Riedu šalia greitkelio esančių keliukų. Ties sankryža žiūriu sustoja iš šalutinio kelio man iš kairės važiavęs ir spiginantis visomis šviesomis automobilis. Manau, aiškiai matydamas ir norėdamas praleisti mane. Važiuoju pro stovinčio automobilio priekį, tik staiga jis kad truktels ir su visa jėga trenkia į užpakalinį mano dviračio ratą. Pajuntu stiprų smūgį. Dviratis net pačiuožia ir su trenksmais griūna ant šono, aš verčiuosi per galvą. Jaučiu baisų kojos skausmą, iš blauzdos teka kraujas, niekis man daug svarbiau dviratis. Ne, ratas nesulaužytas, tik ašelė išmušta. Išsigandęs vairuotojas atsiprašinėja, paėmęs bintą priša žaizdą ir dar popierinį pinigą įspraudžia man į delną. Nedaug, 10 pesų, tačiau vis tiek geriau gauti pinigą negu į snukį. Juk galėjo būti ir taip, už tai, kad važinėju naktį be šviesų. Šlubuodamas parsivarau dviratį ir pamatau mūsiškius besikalbant su atvykusiais policininkais. Goda ima man aiškinti. Įvyko baisi avarija. Valterį, Oskarą ir argentinietį partrenkė mašina ir sunkiai sužalojo. Jie nuvežti ir paguldyti į ligoninę. Sigitas išvažiavo tenai. Jie važiavo trise. Valteris per baltąją kelio juostą, aniedu jau už jos dviračių taku. Vairuotojas tikriausiai buvo užmigęs, nes jokių kliūčių kelyje nebuvo. Nieko baisaus neatsitiko ir argentiniečiui. Gal dar šią naktį jį paleis. Labiausiai nukentėjo Valteris. Nors kaulų lūžimų ir nėra, tačiau visas kūnas yra siaubingai nubrozdintas, daug sumušimų. Valteriui teks pagulėti ligoninėje kokias 3 dienas. Ne, Valteriui gulėti ligoninėje 3 dienų neprireikė. Šį rytą jis jau su mumis. Tačiau visas kūnas subintuotas, apklijuotas, daug kur pro tvaršius sunkėsi kraujas. Medikai konstatavo, jog kūno nubrozdinimai prilygsta 3 laipsnio nudegimams. Jei ne žygio automobilis, kurio gabenom Valterį iki pat Argentinos sostinės, jis būtų niekada neišvydęs nei Afrikos, nei Europos, nei Azijos. Ir jo likimas gal būtų pasisukęs kitaip. Deja, nuo likimo, kaip žinia, nepabėgsi. Pabėgėliai ir emigrantai iš Europos išsibarstė po visą Amerikos žemyną. Po 1831 metų sukilimo Čilėje radęs prieglobstį Ignas Domeika tapo vienu garsiausių mokslininkų. Vilniaus universiteto pavyzdžiu pertvarkė Čilės aukštąjį mokslą. Jo vardu pavadintas Andų kalnagūbris, išmirusių moliuskų rūšis, gėlė ir mineralas. Nenusėdi lietuviai namuose, veržėsi į pasaulį ir stebina kitus. Mūsų lietuvių tauta maža, bet veržli. Su gausia ir gyvybinga lietuvių bendruomenė atšventė vasario 16, Argentinos sostinėje Buenos Aires neradę laivo ar kelto, kuris galėtų mus nugabenti į Afriką, atsisveikinome su savo daug mačiusiu automobiliu. Sudie šiem ratam. Tik kas Afrikoje veš mantą, vandenį, o jei susirgsim? Iš aerouosto išskrendame ne visi. Lieka pavogtas Edvardo krepšys su fotoaparatu ir videokamera. Bei Gediminas, kuriam tęsti kelionę pritrūko ne tik pinigų, bet ir kažko daugiau. Daugiau čia aš sakyčiau, kad čia yra keliavimas aplink pasaulį, o ne tai, kad ta taikos idėja. Ta taikos idėja, na kaip mes galime to norėti, galime kažką tai siekti, galime, bet tai labai gerai parodo, ką tik tai, truputėlį prigesintas Kosovo konfliktas. Tai čia, bet to žmogus negali nekariauti, čia būtų absurdiškai to siekti. Kaip žmogus gali nekariauti? Pabandykite nekariauti. 1000 metų mes kariaujam ir kariausim. Ir 3 tūkstantmetį ir 4, jeigu mes bent būsime, čia gyvensim. Galima bandyti tai, bet, toksai, žinote, kaip, sakykime, kaip rusai sakydavo, martiškint rūt. O šiaip tai, aš manau, kad čia pagrindinis tas turėtų būti akcentas – keliavimas aplink pasaulį dviračiais. Tai ką? Iš Oliverio laiško. Keliaujame kartu jau beveik 5 metų. Myliu ir gerbiu kiekvieną dalyvį. Iš visų kažko išmokau ir padariau labai didelį žingsnį link savo tikslo – būti tolerantiškam
Ir dar, noriu padėkoti visai Centriniai ir Pietų Amerikai. Jūs suteikėte mums daug vilties. Nesutikome nei vieno rasisto, niekada nesijautėme nelaukiami. Priešingai, jūs mus priėmėte be galo draugiškai ir svetingai. Jūs žinote, kad esu vokietis. Mano šalies istorija nėra labai graži. Ypač vokiečiam reikia mokytis, kad visi žmonės yra vienodi, iš kokios pasaulio dalies jie bebūtų. Mūsų visų gyvenimai yra panašus. Man gėda dėl tų, kurie mano, kad jų šalis yra geresnė nei kito. Tai ką visiems? Tau vėl kaip pernai vasarą miškai, su žemuogėm pakrypę šienų kloniai, man tik retai trumpi tavo laiškai, man niekad nesibaigianti kelionė, aplink pasaulį tūkstančiais kelių, asfalto smėlio akmenų ir žvyro, nors aš tave beprotiškai myliu, aš tik tavęs kelionėje ieškojau. Kaip nuotaikos? Labai gerai, bet važiuoti nenoriu. Važiuoti nenori. Tai yra, į Lietuvą nenori važiuoti, namo nenori važiuoti. Ne, dviračiu. Dviračiu nenori važiuoti. Tai pasilik. Žiūrėk, jau prekyba vyksta čia pas mus. Pasilik nenoriu, baisu tarp juodų. Nuo pat ryto stebiu, šakės nieko padaryti negaliu. Stebi, nes stebisi. Ir iš tikrųjų keista. Paprastai europiečiai, kurios Afrikos žemyno gyventojai laiko vos ne milijonieriais, gyvenančiais anot jų rojuje, kur pieno, medaus ir vyno upės teka, nevažinėja ant dviračių. O šitie dar ir patys pastabūs. Ir mandagus. Ir neišdidus. Neatsisako, nepasididžiuoja pasivaišinti vyriškų gėrimų, tuo metu, kai moteris užsiima savo tiesioginiom pareigom. Rūpinasi rytojumi ir beria grūdą į dar šiltą, iš džiunglių ką tik atkovotą žemę. Катедраль. Porą dienų gal nesiprausiau. Sporba. Tik tai?
Dantis apkerpė jam metro sluoksnis. Aš tą Afriko nesiprausęs negartą turbūt. Apie prausimą. Šiandien palauk, ne 32 diena. Ką? 32 diena kaip Afrikoje šiandien. 32 diena. Kiek dienų prausėmės? Vanduo brangesnis už auksą. Vanduo ir viltis, ir gyvybė, ir konfliktai. Ištisi regionai pasmerkti kęsti troškulį ir alkį. Elementarios gyvenimo sąlygos – nepasiekiama prabanga. Dar didesnė prabanga – taika. Afriką kamuoja nesutarimai. Tarp Eritrėjos ir Etiopijos, pilietinis karas Siera Leonėje, neramumai Sudane, Angoloje, Somalija, Ruandos genocidas, pilietinis karas Burundyje, karai Konge ir netvirta taika Brazavilėje, nesibaigiančios derybos dėl vakarų Saharos referendumų. Šiom negaliom, kurios graužia Afriką nuo 20 amžiaus, dar nerastas vaistas. Nepaisant daugelio tarptautinės bendruomenės pareiškimų, Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų. Ką ten vakarai? Net tarybinės taikos dvasia išauklėtos Maskvos Patrio Lumumbos universiteto auklėtinių kartos bejėgės su tuo kovoti. Ir vis dėlto netikėta buvo išgirsti iš praeivio lūpų. Ar jūs dar čia? Visi baltieji seniai išsigandę išsinešdino. Balta, juoda, geltona, paprastos spalvos. Bet kaip lengvai jos mūsų lūpose virsta paniekos, neapykantos, nepasitikėjimo, netolerancijos simboliais. Ši ekvatorinė Afrikos dalis baltųjų žmonių nemėgsta. Jie čia ir negyvena, išskyrus Abidžaną, jame 1% baltųjų. Mes buvome tikri, kad jau bent per Afriką dalyvaus ir 6 Ganos dviratininkai. Deja, jiems, supratome vėliau, ne žygis rūpėjo. Žygis buvo tik pretekstas gauti vizoms į Šengeno šalis ir ten pasilikti. Vizų jie negavo ir žygį per Afriką pradėjome 8 senbuviai. Dar Abidžane susirgo Slavikas. Jis buvo priverstas pasilikti tenai gydytis. Dar po savaitės apsirgo Achmedas, Oliveris ir Manuelis. Gydytojai konstatavo malariją. Iš Manuelio ir Oliverio dar ir dviračius bei nemažą inventoriaus pavogė ir jie buvo priversti žygį per Afriką nutraukti. Įskrido ir Achmedas. Apsirgo ir Sigitas. Atsikelti. Ką ten atsikelti? Pajudėti nebegali. Sigitas nebūtų Sigitas. Po 2 dienų jis jau vėl mynė dviračio pedalus, o prie Gvinėjos sienos sutikome mūsų belaukiantį Slaviką. Dabar važiuojame 5. Traukinio ratams bildant, vidury nakties, Goda iš krepšio ištraukė piniginę. Ji 5 dienas kasėsi iki miesto su bankomatu. Uždegėme žvakę, važiavome visiškoje tamsoje, bet vagis jau buvo dingęs. Bažnyčioje įjungiamas generatorius, nes kunigas ruošia pamokslą. Pagaliau ir mes galime pasikrauti kompiuterį ir prisijungti prie interneto. Senegale internetu pasiekė žinia, kad Lietuvos vyriausybė iš rezervo fondo skyrė 40 000 litų. Sušvito viltis pasiekti Japoniją. Tai visiems pakėlė ūpą. Skrendame kaip ant sparnų ir visi aplinkiniai atrodo tokie šaunus ir artimi. Kartais, kad kas nors taptų artimas, tai reikia pačiam prisiartinti. Bet ne su foto ar video kamera. Yra vietovių, kur fotografuoti draudžiama. Vieni įsitikinę, kad taip galima pavogti sielą.
kiti bijo, kad bus parduoti į vergyją. Šventas naivumas ar genų atmintis. Daug kas mums Afrikoje mistiška ir nesuprantama. Juk tantamų dundėjimas gali reikšti ir paliaubas, ir karo pradžią. Kad tai suprastum, reikia čia gimti. O ką čia veikiame mes? Ar mūsų vargano penketo žygis turi kokią nors prasmę? Nei naujų įspūdžių paieškos, nei egzotika neatpirks kraujo, prakaito ir ašarų nakvynių šiukšlynuose ir amžino troškulio. Nebent kažkam užsifiksuos atmintyje, kad matė baltų žmonės, be ginklų, be šarvuotų visureigių. Ir jie buvo tokie pat bejėgiai ir alkani kaip mes. Pasirodo, baltieji būna ne tik vergų pirkliai. Per vakarų Sacharą važiuoja mašinų vilkstinė su apsauga. Kitaip negalima, nes išklydus iš kelio gali užvažiuoti ant minos. Per dykumą skrydome. Per kelias valandas sugrįžome į visai kitą pasaulį. Mūsų žygių susidomėjo Lenkijos televizija. Slavekui žada nupirkti naują dviratį ir duoti pinigų užbaigti kelionėje. Sėkmingai išvengė įkyrių hašišo platintojų, persekiojusių mus brangiomis mašinomis. Teko slėptis net už krūmų. Beveik po 3 mėnesių per Gibraltarą pasiekėme Europą.
Jūs esat iš mano baladės, per pasaulį keliauja žmogus. Eikit per pasaulį, neškit ir palikit gerą Lietuvos vardą ir grįžkit į Lietuvą turtingesnį ir laimingesnį negu išvykot. Aldona ir Bernardas. Lietuvių karo pabėgėlių ir ekonominio emigrantų istorija siekia ne vieną šimtmetį. Kur be atsidurtų, jie būrėsi į bendruomenes, bėdoje ištiesdavo pagalbos ranką, paremdavo kits kitą, kartu išlaikė kalbą, papročius, tikėjimą ir viltį grįžti. Kada ir kur yra buvę, kad užsienyje atsidūrę vienos tautos žmonės ne tik, kad nepadėtų vienas kitam, bet būtų priversti vienas nuo kito slėptis. Ispanijoje sunkiai dirbantis lietuviai bijo ne policijos, ne darbdavio apgaulės, o savo tautiečių reketo. Kaip mes atrodome pasaulyje? Kokios valstybės kalėjime dar nebūta lietuvių? Skandinavijoje šis vardas kelia mirtiną baimę. Kas atsitiko? Agresyvi prigimtis? Ateistinio auklėjimo pasekmės? O gal trūksta humanitarinio išsilavinimo? Mums lietuviams Europa atvira jau daugiau kaip 10 metų. Užmiršti laikai, kai pamatyti ją galėjai tik su komjaunimo kelialapiu. Tačiau ką mąstė Valteris pirmą kartą įžengęs į šalį, kurios karūnos karavelės išsigabeno jo tėvynės auksą, mainais palikdamos ispanų kalbą ir taikų krikščionių tikėjimą. Gal kad ir čia paprasti žmonės ne ką tesiskiria nuo jo tėvynainių? Labas rytas, Goda, bet čia patogu miegoti. Atsimetau, labai patogu. Visur patogu. Patogu, nu? Barcelona labai didelė ir labai brava. Nu, bet įsimiegoja gerai. Labai ilgai vakar vietos ieškojom. Atvažiavom 10, atsigulėm 1 valandą. Iš visur veja ir nieks nenori klausyti ir girdėti. Čia tau ne koks jau suprantis kaimas, kur žmonės ir pamaitins, ir priglaus, kaip sako, welcome to Barcelona. Kodėl Ispanijos idalgas Don Kichotas, patraukęs iš Lamanšos į žygį ginti vertybių, kurios jau prieš N metų buvo pajuokiamos, tapo pasaulinio idealisto simboliu? Poelgiai, kuriems mes patys niekada nesiryžtume, atrodo mums keistais ir nesuprantamais. 62 metų ispanas Alberto, davęs įžadą aplankyti Kristaus kapą, mynė su mumis iki posūkio į Italiją, iš kur kaip ir prieš 100 mečius popiežiaus palaiminti išvyksta maldininkai. O 2 italai Karlotė ir Pieras prie mūsų jau iki pat kelionės galo prisijungė Lione. Jie skaitė ir žino mintinai visus mūsų laiškus ir jaučiasi keliavę nuo pradžių pradžios. Nuo pat Ispanijos Prancūzijos sienos mūsų vedlys pats svajojęs keliauti Xavieras, angliškojo tinklapio kūrėjas. Jis programuoja ir talpina
žygio įspūdžius, nuotraukas ir kitą nereguliarią korespondenciją visiškai veltui. Nuoširdi padėka ir jam, ir dizaino studijos link karta kolektyvui, aukojusiam savo laisvalaikį lietuviškos svetainės palaikymui. Tai jų dėka, kol gyvas internetas, sukasi skaitmeniniai žygio ratai. Šiandieną birželio 1, 310 diena kaip iš Lietuvos, 27 diena Europoje, 13 diena Prancūzijoje, 22 dienos iki Lietuvos. Ir 216 iki finišo Japonijoje. Pasaulinio interneto voratinklio priviliota, Paryžiuje prie mūsų prisijungia Ančica iš Kroatijos. Čia UNESCO būstinėje nuolatinė Lietuvos atstovė ponia Ugnė Karvelis pravardžiuoja mus praktikuojančiais taikdariais. O generalinio direktoriaus pavaduotojas informatikai ir telekomunikacijom Henrikas Juškevičius įteikė tikslinį asignavimą – $2000 interneto išlaidom. Pernakvoje Lietuvos ambasadoje, besiglaudžiančioje kukliame kambarėlėje, kol didysis Lietuvos pastatas tebeokupuotas, skubėme į Belgiją. Automobiliai okupavo kelius. Kasmet eismo nelaimėse žūsta virš 8% dviratininkų. Jų atminimui pagerbti skirtas Briuselio klubo protesto žygis. Vieni dviratį naudoja sportui, kiti pramogai, aktyviam poilsiui, treti dalina oranžinės svajonės gatvėse. O belgai, norintys įteisinti ir išplėsti dviračio kaip transporto priemonės teisės, pavydi Olandijai, kuria vyriausybės pastangos pavertė dviratininkų rojų. Važiavom Amsterdamą. Kanalas, upė, kažkoks nežinomas būtas, nežinomas žmogus padėjo, išgelbėjo nuo šalčio, davė arbatą, šviesos, ko daugiau reikia. Antrą kartą iš eilės pasitaiko taip, kad žmonės supranta greičiau negu tu paprašai. Vienas žmogus, sako, man buvo nepatogu siūlyti, aš tiesiog paėmiau klaustelėjau, sako, man buvo nepatogu siūlyti. Tai jeigu ne jisai, mes čia nebūtume, aš nežinau, ką tai nebuvo. Būna įvairių utopijų. Ekotopija – ekologinis žygis po Europą, su kurio mus prisivijo Oliveris ir Manuelis, atsigavę po Afrikos ligų ir Oliverio tėvo fermai užsidirbę naujiems dviračiams. Čia stovyklavietė, mūsų namai, palapinės. Didžiausią palapinę turi mūsų vadas Sigitas. Sako, sunku vežti, bet už tai turiu komfortą. Ančica įsigūdra palapinės neėmė, sako, per sunku, bet jinai įstaisė va tokį hamaką, taip ir miega, pasisupdama. Stogas didelis, telpa ir dviratis po jo stogu. Italų pora telpa į dvigubai mažesnę palapinę negu Sigitas vienas. Čia va mano dviratis ir namas. Trečią dieną važiuoja vėl prisijungęs iš Vokietijos Oliveris. Pati mažiausia, pati lengviausia sveria tik 1,5 kilogramo Oliverio iš Vokietijos palapinė. Manuelis su mumis vėl kartu. Virtuvės neturi, pusryčių nevalgo, tai vietoj to dienoraštį rašo. Kaip visada, ilgiausia miega ir ilgiausia krapštosi Slavikas iš Lenkijos ir Valteris iš Peru. Vokietijoje aplankome Giunterį. Jis pasirodo senas pacifistas. Pirmasis dviračių kirtęs rodos neįveikiamą kliūtį – Berlyno sieną. Milžinišką atstumą tarp tada dar dviejų Vokietijų. Europa pagimdė 2 pasaulinius karus – komunizmą, fašizmą, krematoriumus, dujų kameras ir genocidą. Štuthofo koncentracijos stovykloje kalėjo ir lietuvių inteligentai, kurių taikus pasipriešinimas sutrukdė iš Lietuvos jaunimo suformuoti SS mirties divizijas. Paskutiniojo karo žiaurumai išnaikino ir nesantaiką tarp kaimynų, Lenkų ir Lietuvių. Iš Lenkijos išsivežame Valdeką, antrą Lenką mūsų komandoje, ir skubam.
Kaip vienas mūsų lydėjęs dviratininkas profesionalas paklausė, ar jūs visada taip važiuojate? Kaip taip? Kaip zombiai. Ką reiškia kaip zombiai? Na, pavargę ir apsimiegoję, o mes skubam. Nors trumpam, namo, į Lietuvą. Tai tikriausiai labai žmogiška. O gal mes taip išauklėti, kad atsidūrus namuose širdis suminkštėja, norisi pasiguosti, išsipasakoti, kodėl toks vargas, amžinas lėšų stygius, skubėjimas ir problemos su vizom. Tad dabar pats laikas atsakyti į esminį klausimą ir palengvinti širdį tiems, kurie galbūt pavydėjo nuotykių, egzotikos, netgi nesėkmių. Ir jaukiai įsitaisę prie televizorių ar kompiuterių ekrano, sekė žygio maršrutą slapta pagalvodami, o gaila, kad važiuoju čia ne aš. Privalome tokius nuraminti ir nudžiuginti. Tikrai ne tu. Tamsta tikrai nebūtum važiavęs, jei žinotum tai, ką dabar išgirsi. Pradžių pradžia iš Lietuvos nacionalinės televizijos archyvų. Pasaulis seniai išrado dviratį, tačiau su dviračiu atrasti pasaulį, jį pažinti ir bandyti pakeisti, ryžtųsi turbūt nedaugelis. Tai būtų toks taikos žygis, kadangi visų šalių ir įvairių rasių, įvairių tautybių žmonės kartu parodytų visai žmonijai, kad galim gyventi gražiai, taikiai kartu. UNESCO remiamame pasaulinėme renginyje šiuo metu rengiasi dalyvauti virš 70 šalių atstovai. Žygio maršrutas drieksis ne tik per egzotiškus pasaulio kampelius, bet ir per neramiosius pasaulio rajonus – Serbiją, Bosniją, Kroatiją, Palestiną, Siriją, Afganistaną. Aš draugams juokauju, kad sakydama, kad važiuosiu su neperšaunama liemene, bet kaip iš tikrųjų ten bus, aš nežinau. Niekados, ką suplanuoji, ką numatai, niekados taip nebus. Visiškai tokių situacijų sudaro kelionėse, tokios situacijos. Tai pamatai, kad jokių būdų nieko neperskaitysi, nieko nenumatysi, kas įdomiausia, sakykime, būna iš kelionės, tai tie netikėtumai visada. Edvardas kaip į vandenį žiūrėjo ir tylėjo, kad kas kitas nenužiūrėtų. Po atrankinės kelionės po vakarų Europą Lietuvos komanda sudarė ši trijulė – Sigitas, Edvardas ir Goda. Kelionė turėjo prasidėti Vankuveryje, Kanadoje, o baigtis Australijoje. Bet žygio maršrute nebuvo Lietuvos. Kaipgi? Į didžiojo tūkstantmečio taikos žygio pasaulinę būstinę Arizonos valstijoje keliauja raštas su Seimo pirmininko parašu. Maršrutas skubiai koreguojamas priderinus prie naujų aplinkybių. Valio, Lietuva neliks nuošalėje. Didžioji žmonijos viltis taika. Ačiū, kad neša šį ženklą ir viltį. Kaip visada, dėl visko kaltas Landsbergis. Jo dėka Lietuvą užgrius dar viena išlaidų našta. Reikės priimti, pamaitinti apie 500 žmonių keliaujančių pasibalnojusių dviračius. Be to, juos lydės didžiosios pasaulinės žiniasklaidos liūtai ir panteros, tad teks nepagailėti biudžeto ir pasirodyti nevargšais. Teks pasitelkti geriausius iš geriausių menininkus, laisvalaikio organizatorius ir linksmintojus. Juk visas pasaulis telkėsi, vienijasi, atrenkami kandidatai, prasidėjo nesveika konkurencija. Kas suvaidins herojų, o kas paprasčiausiai pasivažinės. O pagal planus, dviratininkų vilkstinę turėjo lydėti kilnojama dviračių remonto dirbtuvė ir atsarginių detalių vilkikas, mobili valgykla, mažiau civilizuotom trasos vietom. Visur kitur keliautojų maitinimų ir laisvalaikių rūpinasi šalys dalyvės. Buvo ruošiami solidūs projektai, dokumentacijos, samatos, suplanuotos rinkliavos. Dviračių gamintojai varžėsi tarpusavyje, kam atiteks garbė dovanoti taikos karavanui 500 naujutėlaičių dviračių. Televizijos rūpinosi išskirtiniais interviu. Merijose buvo rezervuojamos papildomos pajėgos taikai ir saugumui užtikrinti ir taip toliau ir taip toliau. Grubiais pirminiais paskaičiavimais
Visa apytikrė suma apie 34 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, šalies organizatorės valiuta. Įskaitant, žinoma, po 5000 dolerių kiekvienam dalyviui. Kaip gerai būtų apvažiuoti aplink pasaulį ir kad tau dar sumokėtų. Nauji įspūdžiai, įvairios šalys, priėmimai, banketai, piknikai. Mažų mažiausiai, kas galėjo įvykti, nemokamai. Tik aišku, ne šalim kandidatėm. Lietuva, norėdama neatsilikti nuo Europos, nors nuo kaimyninės Lenkijos, norom nenorom būtų smarkiai pakračiusi ir paploninusi piniginę ir vis per tą Landsbergį. Laimė nieko panašaus nereikėjo. Pinigus kaip visada pakeitė entuziazmas, nes grandiozinio žygio sumanytojam ir organizatoriam nepavyko surinkti milijonų. Ką ten milijonų, ne keletos tūkstančių. Juk jau iš pradžių tokia idėja turėjo žlugti. Jie mat keistuoliai tikėjosi rasti pinigų taikai. Ginklams karui prašom, tai rimtas biznis, o taika nerimtų žmonių verslas. Viena protinga sparnuota raketa numesta į Afganistano kalnus kainavo rodos 1 milijonų. Klausimas, kiek nepagamintų raketų padengtų planuoto žygio išlaidas? Atsakymas, žygis atšaukiamas. 68 pasaulio šalyse suburto žygeivių trijulės paleidžiamos, atsiprašant, dorų ir naivių taikos entuziastų. Sigitas, Edvardas ir Goda turėjo nuspręsti, ką daryti toliau. Mes žinome, kad jie sėkmingai finišavo ir kad Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus asmeniškai jam įteikė medalius, bet tada važiuoti už savo pinigus, kurių jie neturėjo. Vienas dalyvis buvo priverstas parduoti sodą, galėjo tik bepročiai. Nepraktiškas fizikas, nepraktiška filologija ir sentimentalus ekonomistas, pamilęs liaudės šokius ir dainą. Jie sėdo ant savo rosinantų ir iškeliavo. Ir po 11 mėnesių ir 26 šalių, apsukę pusę pasaulio, trumpam sugrįžo pasisemt stiprybės, išgirst padrasinančių žodžių, pamatyti draugus ir artimuosius, kurių pagalba ir maldos jos lydėjo, ir prisilies žvilgsniu prie visų tų, kurie jais tikėjo. Nekeista, kad jų tarpe ir mūsų prezidentas. Brangūs taikos, gamtos ambasadoriai, ne tik asmeniškai, bet visos lietuvių tautos vardu ne tik sveikinu ir dėkuoju jums už tą žygį, kurį jūs atliekate keliaudami per pasaulį. Tai yra tikrai išskirtinas ir turbūt pirmas toks atvejis, kada ne tik mes su mumis ir kitų šalių atstovai, kurie prisijungdami kelionės metu vienu ar kitu etapu jūs lydi, o kai kurie, kiek suprantu, su jumis yra visą laiką. Linkiu sėkmės užbaigti ir su pasididžiavimu mes jūsų lauksime sugrįžtant į Lietuvą. Ačiū jums labai. Jei kelionė būtų tik po mūsų nelaimės, seseris po sovietinę šalis, būtų garantuotas fiasko. Nelaimingas, vienišas, atplėštas nuo tikėjimo pasimetęs žmogus. Nepasitikėjimas buvusio vergo nepasitikėjimas. Toks būdingas mums ir mūsų kaimynams užgožtų įgimtą žmogišką gerumą. Kas važiuoja? Kodėl? Už kokius kieno pinigus? Don Kichotai. Kai viskas aišku, tegul važiuoja. Todėl neprireikia ir ginkluotos apsaugos nes nepakaltinami gailesčio
ir pasigėrėjimo verti. Iš Godos laiško. Mano mama apsiverkė. Aš namie. Viešėjimas buvo neilgas, bet neįtikėtinas nuo pirmos iki paskutinės minutės. Niekada nepamiršiu to nuostabaus juodos ruginės duonos skonio, kurie buvome pavaišinti prie sienos, savo mamos veido, daugybė žmonių stovinčių lietuje, kaustančio šalčio, žuvienės neringoje, draugų iš Šiaulių dviračių fabriko, kurie neprašomi pataisė mano dviratį, telšiečių padovanojusių mums kryžių, kad nuvežtume ir įkastume kryžių kalne, tetos, kurios ašaros krito ant saldžių braškių. Mano žmonės, ačiū, kad esate su mumis. Ir dar vieno dalyko negalės pamiršti Goda. Moteriškės, tautiniais rūbais, kurį įbruko ją į ranką, lašnių paltį, sūrio gabalą ir 20 litų. Niekados nepamatysi to, kaip gyvena patys geriausi ir nuoširdžiausi žmonės skurdžiai. Mes dėja taip pat tokie. Saujelė lietuvių turtuolių išgali savo vaikus išleisti pasižvalgyti po pasaulį. Dauguma jaunimo keliauja užsidirbti, bet ar visiems lemta pamatyti skurdą, išmokti mylėti artimą ir jam padėti. Posovietinės šalys matė, kaip blogio imperija, žodžiais kovodama už taiką, iš tikrųjų plėtėsi kaip maras, užkrėsdama vieną žemyną po kito. Daugybė žodžių, šventų žodžių, prarado tikrą skambėjimą ir prasmę. Už tiesos žodį, taikdarystę atsidurdavo už grotų. Kita, pinigų imperija deklaravo taiką ir demokratijos vertybės, o tai jai netrukdė sukelti naftos karų, investuoti į žudymo industriją. Išsivaduojamasis karas, religinis karas, partizaninis karas, šventas karas, kokių tik būdvarčių nesugalvota jam pateisinti. Naujausias išradimas – karas taikos vardan. Žmogus visada turi laisvą valią pasirinkti, bent jau taip turėtų būti. Ir jei jis nusileidžia ir paklūsta priešui, kaimynui, viršininkui, net savo artimiausiam žmogui dėl šventos ramybės, jis bus neramus. Jei ieškodamas savo naudos, savanaudis. Jei norėdamas pataikyti, pataikūnas. Jei iš baimės prieš stipresnį jis bailys. Jei per prievartą jis jausis išprievartautas. Jei nenorėdamas vargti jis vergas ir tik jei iš meilės, jis laisvas žmogus. Iš Valterio laiško. Aš ir Manuelis Serbijoje, nes mums buvo per brangios Bulgarijos vizos. Mums sakė, ko jūs važiuojate į šalį, kuri vos prieš mėnesį buvo nuniokota karo bombų, kurie prasirito smurto banga, palikdama griuvėsius, po kuriais palaidoti žmonės. Visi, su kuriais šnekamės, perspėja apie tą patį – pavojų ir sunkią padėtį Kosove. Etninis valymas dabar nukreiptas prieš serbus. Žudynės, deginami namai ir bažnyčios plėšikavimas ir vis nesiliaujantis griovimas. Jiems nesuprantama, jog važiuojame per jų šalį dviračiais, juo labiau, kad planuojame pasiekti Hirosimą. Neįmanoma prašyti to jausmo, kai sugebame sujaudinti šios žmonės, pasakodami, jog esame vardan taikos aplink pasaulį važiuojančios grupės dalis. Suvokiame, jog atvykdami čia pasielgiam teisingai ir nepaisant visų įspėjimų turime važiuoti į Kosovą. Belgrado laikraštyje apie mus išspausdintas straipsnis pasitarnavo savotišku leidimu. Pasienio kareiviai negali suprasti, ko mes važiuojame į Kosovą. Nuoširdžiai sakom, nevažiuokit, tai pavojinga, vakar žuvo 4, grįžkite į greitkelį. Mūsų kelias kilometrus driekiasi per nuniokiotas vietas. Iš visų pusių šmėkščiojo pastatų griuvėsiai pajuodusiam nuo gaisro sienų. Buvusiuose serbų žemėse visur plevėsuoja albanų vėliavos. Žmonės mums šypsosi. Gatvėje sutinkame dar vienas laidotuvės. Kas dabar žuvo? Kodėl tiek daug sudegintų namų? Ar tik žiaurumas gali pakeisti nesantaiką? Jugoslavijos vardas ištrintas iš visur. Prištinoje ant stulpų ir medžių iškabinti dėl Serbijos kaltės mirusiųjų sąrašai. Karo verpetuose mes pamatėm, kad buvo griaunama tam, kad būtų atstatyta. Kasgi parduoda įmantrius karo ir mirties ginklus, bombas? Kam priklauso kompanijos, kurios atstatys tiltus ir kelius?
Mirtis tyko bet kur, bet mes juk žinome, kur jį užsibaigia. Du lotynų amerikiečiai. Manuelis meksikietis, Valteris iš Peru. Ką jie galvojo, matydami subombarduotą Europą? Svetimo skausmo nebūna. Skauda visada tau. Graikijoje jie susijungė su grupe. O dabar mažas nukrypimas apie klasikinį išsilavinimą. Graikija. Jau pati klasika. Profesorius. Graikų kalbos. Tai atitiktų mūsų lituanistą. Tesalonikai. Vėlus vakaras. Iš traukinio ropšėsi kažkokie užsieniečiai su dviračiais. Mergina angliškai paklausė, kur jie galėtų pigiai pernakvoti. Profesorius nupaišo studentų nakvynės namų miesto pakrašty maršrutą. Negana to nulydi į miesto pakraštį, o kai turistai raukosi, kad per brangu, už keletą jų sumoka. Kita diena. Kitas vakaras. Už 80 km nuo Tesalonikų grupė stato palapines Paplentėje. Iš maršrutinio autobuso išlipa profesorius. Kas girdėjo apie tikrą profesorių turinti nuosavą mašiną? Įbruka apstulbusiai godai į rankas pilnus krepšius maisto produktų, įlipa į autobusą ir nuvažiuoja. Čia tai bent klasikinis išsilavinimas. Gal galėtumėm teisintis, kad negavom reikiamo išsilavinimo? Kad mes buvome nelaisvėje ir auklėjami neapykantoje, kiršinami ir nustatomi tautos prieš tautą. 10 metų, kaip mes jau nepriklausomi, laisvi, o kas mūsų galvose? Pavydas, agresija, nepakantumas ir kitos fobijos. Buitinė tamsa. Kiek metų Lietuvoje niekas nesigyrė, kad gelbėjo žydus. Tik po nepriklausomybės paskelbimo išgirdome apie gelbėtojų medžių alėją. Taika jūsų namams skambėjo Kristaus lūpose. Kodėl ji ne visuotinė? Kas trukdo? Kokios nuodėmės ar prisirišimas? Pavydas, provincialumas, rasizmas, nepakantumas kitaminčiams, stereotipai, principas, akis už akį, dantis už dantį. Kai dukart įveikę barikadom apstatytą Palestinos sieną atvykom į Jeruzalę, ten buvo taiku. Tai, kas vyksta Palestinoje, šiandien atėjo iš praeities. Kartūs šėtono imperijoje užauginti vaisiai. Jeruzalė telpa ir judaizmas, ir krikščionybė, ir islamas. Visos religijos pasisako už taiką. Kodėl šiandien sumaištis protose ir širdyse? Tikėjimas griaunamas parduodant moters kūną, legaliai žudant negimusį kūdikį, platinant sintetinės laimės pakaitalus. Gal ir dėl to šiandien niekas nežino, kur ritasi pasaulis. Dviračių ratai rieda ir rieda, keliu ir pakelia. Į kalną ir pakalnę. Ir pasaulis ritasi. Ir tolsta nuo moralios politikos. Ką tik jis vos nebuvo perskeltas pusiau, neatsargiai pakvietusi kryžiaus žygį. Išrasti naują priešo įvaizdį žymiai sunkiau negu išrasti dviratį. O juk karas savo esme baisiau negu terorizmas. Milžiniškos valstybės su neįsiemiamais gyvosios jėgos ginkluotės ir finansiniais resursais skelbia karą. Terorizmui, banditizmui, separatizmui, miškiniams, o saujelė žmonių savo asmeniniam lėšom ir transportu, asmeniškų pavyzdžių ir pasiaukojimų donkichotiškai gina taiką, išjuoktą, išniekintą, trapę.
bet taip visų geidžiama. Ir va, čia Sirija, žiūrim, plevėsuoja lietuviška vėliava. Čia Lietuvos konsulatas, garbės konsulas gyvena. Matyt, lietuviai solidžiai grėsmingi atrodo siriečiam. O jei sužinotų, kad jų šalį visi patekom apgaulę, turėdami antrus pasus, kuriuose nėra atžymos, kad buvome Izraelyje, garsėtume rytų išminčiais. Jordanijai dėl saulės užtemimo buvo uždaryta siena. Atsiliekam nuo grafiko, o prieš akis Sirijos dykuma. Kai po kelių dienų tave alinusių, neišpasakytų dykumos karščių. Išdegusio žemės dykinėje pamatai šį milžinišką, net 50 hektarų plote, bestyrojančių, buvusių rūmų griuvėsių, kolonų mišką, tiesiog žado netenki. Rūmų nei lubų, nei sienų nebėra, o kolonos stovi 100 000 kolonų. Ir visa tai beveik pačiame Sirijos dykumos vidury. Miestą pastačiusiems ir jame gyvenusiems aravėjams tautos pavadinimas. Atsibodo būti pavergtiems ir jie sukilo prieš užkariautojus. Sukilimui malšinti Romos imperatorius siunčia į Palmyrą gausią kariauną su visais to meto tvirtovių griovimo įrenginiais. Aravėjai išžudomi, o miestas sulyginamas su žeme. Kažkada žaliavusi, gausų derlių davusi oazė pradėjo nykti, o iškadaise ošusių, miestą juosusių grakštuolių palmių miškų liko tik žavus vietovės pavadinimas Palmyra. O šios mūrų liekanos jau kitoje valstybėje, Turkijoje. Sudulėja, kaip ir kas žino prieš kiek šimtmečių gyvenusių tautų vardai. O čia šių dienų griuvėsiai, už pagalbą kurdų sukilėliam, deportuotos priekalnių gyvenvietės, o jų aplink visą Kurdistaną. Pirmą kartą taikos žygio istorijoje buvome sulaikyti ir prieš savo valią nebegalėjome važiuoti toliau. Ne tik matėm šarvuočius, bet ir buvom jų lydimi. Tankai startuoja, tankai startuoja. Kam? Važiuojam. Užtekėk, užtekėk, saulala motula, užtekėk, užtekėk. Pirmasis rytas
Irane. Tačiau gražuolis Araratas mūsų vis tiek nepalieka. Iranas vienintelis iš mūsų jau apkeliautų kraštų, kur valdžios yra uždrausta fotografuoti ir filmuoti. Pagaus policija ne tik tai foto ir video priemonės konfiskuos, turi įstatyminę teisę dar ir į kalėjimą patupdyti. Beje, nuo kalėjimo Irane nėra sunku išsipirkti pinigais. Pavyzdžiui, net už Irano valstybės piliečių nužudymą užtenka sumokėti 19 milijonų realų, o tai būtų 2,5 tūkstančio dolerių, ir kalėjime sėdėti nereikės. O už užsienietį užtenka ir 33 tūkstančių realų. Tai būtų 4 doleriai. Taip yra matyti dėl to, kad užkariautojai sunaikino šį kažkada puikų Bano miestą. Kas netiki, kad čia Pakistanas, prašau vėliavą. Klasėje iš 50 vaikų tik 3 mergaitės, ar net 3. O dabar stebėkite, kokia įtikinama pergalė baigsis Ančicos tolerancijos pamoka. Mūsų europiečių akimis egzistuoja dar vienas karas. Amžinas karas tarp vyrų ir moterų. Moterų diskriminacija, uždari veidai, jokių nuogybių. Policija mūsų vyrus jau Irane privertė apsivilkti ilgas kelnes, o moteris apsimuturiuoti galvas. Goda net grasinosi būti naująją Žaną d'Arc. Šūkis: nusimeskit gaubtus ir leiskit plaukam plaikstytis Kaspijos vėjuje. Bet juk tai būtų tas pat kaip lysti svetimą daržą pupų ir dar neragavus aiškinti, kad jos karčios. Juk ne visus mokė, kad tradicijos prietarai, o religija opiumas liaudžiai. Branda, ne per upę, per kelią eina. Čia kelias šitaip apsemtas. Iš Sigito laiško. Prasidėjęs liūčių sezonas paplovė kelius ir priminė apie geriamą vandenį. Visi patarė gerti tik iš butelių. Jis čia nors pigesnis kaip Afrikoje. 1,5 litro tik $1. Nesinori pasakoti apie smulkius negalavimus, nors virš mūsų vėl kybo maliarijos grėsmė. O virš Valterio pakibusio likimo, nenumaldamai skaičiuojančio jam likusį laiką, nenujautė niekas. Mūsų tarpe naujas dalyvis iš Vokietijos. Please introduce yourself. Holgerį prisišnekinom Amsterdame. Rumunijoje jis tarsi perėmė estafetę iš Oliverio ir bandė prie mūsų prisijungti. Bet dėl nereguliaraus internetinio ryšio pavijo tik po 2 mėnesių multane. Deja neilgam. Lahorijoje jam pavogė pasą ir jis buvo priverstas nutraukti kelionę. Jam tai buvo lemta. Čia mus išlydi, mus globoja, mus priėmė nakvyniai, valgytino, vaišino. Sufleruoja, sako, čia visa miesto valdžia. Labai netikėtas siurprizas, neplanuotas. Atvažiavom naktį, vėlai naktį. Pasibaladojom, priglaudė mus, palapinį nereikėjo statyti, davė patalpą. Ir čia atėjo rytą išlydėti visas kitas miesto aktyvas.
Auksinė šventikla. Sikhų tikėjimo centras. Senas patarnautojas pasakoja apie garsiausius sukilimus ir kad tik bebaimių sikhų pasiaukojanti kova Antrojo pasaulinio karo metais, ginant Angliją ir kolonijas, ir suteikė Indijai nepriklausomybę. Sikhai patys karingiausi ir drąsiausi kariai pasaulyje. Mes galėtume ginčytis, kad nerasi tautos, kuri dėja nesididžiuotų savo kariniam pergalėm. Bet Indijos istorija žino kitą karį – princą Gautamą. Jis tapo legendiniu Buda, suvokęs, kad bet kokia prievarta nepateisinama. Žmonių vargai niekada nesibaigs, o išsilaisvinimas yra mumyse, viduje. Įtakoti kitiems gali tik savo pavyzdžiu. Taikaus nesipriešinimo kelią pasirinkęs Gandis ir Indija yra chrestomatinis dekolonizavimo pavyzdys. Bet mums taikiausio pasaulio judėjimo tėvynė atnešė mirtį. Niekur negalėjom rasti vietos palapinėms. Tai va čia va, kažkaip taip keistai, ne tik, kad priėmė į pastogę, į kiemą didžiulį, bet va, jau pilsto arbatą, kažką apie ryžius minėjo. Pasiekė žinia, kad tik mums išvykus Pakistane įvyko karinis perversmas. Vėl iškilo nesutarimų tarp šių dviejų branduolinių kaimynų grėsmė, o žongliravimas atomų baigėsi Hirosima ir Nagasakiu. Godai konstatavo malariją, reikalingi brangus vaistai. Bet turime naują narę, ji vokietė. Sutikusi mus prie Lizie, nebegalėjo ramiai miegoti, kol Delija neprisijungė prie mūsų misijos. Vokietija nusprendė iki finišo nepaleisti iš rankų taikos fakelo. O mūsų vargai dėl vizų pasiekė apogėjų. Kinijos, Laoso, Vietnamo ir svarbiausiai Japonijos ambasados nežada nieko. Dar iš Vilniaus išsiųsti laiškai ir UNESCO prašymai paklydo stalčiuose. Pagaliau po 5 parų vargų Kroatijos ambasadorės padedami gauname Mianmaro vizą. Tik reikia kiekvienam asmeniškai pasirašyti, kad nenukrypsime nuo maršruto. Prie sienos mūsų lauks palyda, su viskuo sutinkame. Su Kinija beviltiška. Ambasadą atsimušėm kaip į sieną. Jūs turite gauti vizas savo šalyse. Lenkijos ambasada susisiekė su Kinijos ambasada. Jie popierius pasirodo gavo. Bet vizų neišduos, neturėdami Kinijos turistinės organizacijos apsiimančios mus globoti rašto. Be to įvažiuojant reikia turėti po $130 žmogui dienai, o mūsų 11, 7 vyrai ir 4 merginos. Dar po kelių parų gavome vizą į Laosą ir leidimą važiuoti per Manipūrą, laukinę Indijos dalį. Ratai, kuriais riedėjome, kartais tapdavo kankinimo ratais. Būdavo dienų, kai jausdavaisi kaip voverė rate, tarsi negalintis ištrūkti iš Dantės pragaro ratų. Neretai matydavai, kaip paliečia sielas, verčia susimastyti ir nuraibuliuoja per aplinkinius mūsų misijos ratilai. Kartais laimės ratas atsisukdavo į sėkmę, stebuklingą potyrį. Kelionėje talkino mašinų, autobusų, vežimų, traktorių, net karinės technikos ratai. O traukinio ratai atnešė mirtį. Sansaros ratą. Spalio 25. 3 diena išvargę ir beveik nemiegoję keliaujame per Indiją traukiniais. Persėdimo punktas. Pirmoji su savo dviračiais telpa tik 3. Likusiai laukia kito. Jis atpuškuoja siaubingai vėluodamas. Šiaip taip susigrūdame. Valteris beveik kybo ant laiptelį. Sausakimšas traukinys, karštis, nuovargis, musės, smarvė, nuokalnė ir prisėlinusi mirtis pastumėjo Valterį nuo laiptelio. Jis iškrito ir užsimušė. Žviegiantys stabdžiai ir viskas sustingo. Jis buvo gražus, nuoširdus, vyriškas, geresnis už mus. Ir jo nebėra. Diena keičia kitą. Visiška apatija, kremavimo procedūros ir netektis.
gedulingos mišios ir neviltis. Perų konsulas išsivežė į Delį urną su jo palaikais. Mums liko sauja pelenų, kurie privalėjo pasiekti Hirosimą. Tik tai mus išjudino. Valteris buvo karatė treneris. Jis sakydavo, kai sunku, kentėk, pasimelsk ir judėk. Mes Manipūrė, tam rajone, kur taip baisiai gąsdina. Žmonės čia jau mongolų tipo. Kelionė teko nutraukti, tiltas sugriuvęs. Yra tikimybė, kad pataisys tą tiltą. Čia susirinkusi visa kolona automobilių. Mianmaro buvusios Birmos pasienyje mus pasitiko grupė kariškių paskirtų būti mūsų palyda. Jų valdžia neįspėjo apie mus ištikusią nelaimę ir kareiviai savaitę budėjo palapinėse vykdydami įsakymą, mūsų laukdami. Iš kaimo skubiai atgabenamas civilinis vertėjas. Tada pirmą ir paskutinį kartą praskamba Nobelio taikos premijos laureatės Aung San Suu Kyi vardas. Jo jokių būdų negalima minėti. Karinė Birmos valdžia nekenčia šios moters už jos veiklius raginimus sabotuoti turizmą, padedantį išlaikyti režimą. Įvažiuojant į šalį, privalai išsikeisti, tiksliau padovanoti valdžiai $300. Laimiai mes išimtis. Mūsų ekskortuojantis kariškiai ne tik, kad pinigų neprašo, bet visą buvimo laiką nemokamai nakvindina, maitina ir pasikeisdami lydi per visą šalį. Net per rajonus uždarus užsieniečiam. Tik per pilietinio karo veiksmų zoną perskraidina specialių lėktuvų, bet nė mažiausio nukrypimo nuo maršruto. Kai viename kaime sužinome apie gretimame vykstančią kažkokią šventę ir išreiškėme norą ją pamatyti, specialiai mums sunkvežimiais iš ten atveža šokėjus ir muzikantus, visą kaimą ir linksmina iki paryčių. Tik veidai tame kaime kažkokie netipiški. Pasirodo, čia pabėgėliai iš Nepalo. Nuo vilko bėgo, ant meškos užšoko, dėl to ir šoka. Kaimų gatvėse mums moja žmonės, susirenka, klausosi, buvo nuostabu, kad leido kalbėti, ką norime. Būkštavom, kad reikės atsilyginant už svetingumą padaryti kokį nors pareiškimą, padėką valdžiai, bet neprireikė. Bandymai prisijungti prie interneto baigėsi nesėkmingai. Matyt, priėjimas prie informacijos visoje šalyje blokuojamas. Su Mianmaru atsisveikinome, turėdami viltį, kad karinė diktatūra valdanti šią šalį taps atviresnė ne vien tik svetingai ir pompastiškai priimtiem taikos žygeiviam. Visgi šitas kelias savo padarė 3 dviračiams kaputį. Suremontuoti nėra galimybės nei čia, Mianmare, nei Lavose. Kur toliau važiuosime neaišku, mus didinti apsauga, dviračių neima, kuprinių neima, tik tai lydi mus. 10 ginkluotų vyrų automobilyje, 4 motociklai. Viskas užpildyta, kuprinės nėra kur padėti, sugedusių dviračių dėti nėra kur. Važiuoti dviračių, galima sakyti, nebegaliu. Galiu tik tai jau be bėgių. O čia kaip tyčia kalnai. Sako, stebuklų nebūna. Būna išfrezamo detalė, lygiai tokia pat, kokia buvo jinai, rankinį primityvių darbų, net ir nudažė juodai gražiai. Ir pinigų tai neima iš mane, sako, čia jums suvažiuoja per pasaulį dovaną nuo Laoso. Stebuklai tęsiasi. Lenkijos ambasada Laose gana lengvai išrūpino mum Kinijos vizas. Nereikėjo nei astronominių sumų.
Laoso liaudies demokratinė respublika dar neseniai buvo uždara valstybė. Dabar visos valdžios pastangos ir lėšos mestos turizmui. Juk geriau susipažinti, o ne kariauti. Pažįstama žudyti sunkiau. O vardan kokių gražių tikslų ir kultūrinių revoliucijų nebuvo žudoma Indokinijoje ir ne tik. Europietiško pasaulio suvokime turime gerą patarlę, paaiškinančią neteisingą, savižudišką tikslo supratimą. Gerais norais kelias į pragarą grįstas. Tikslas be kelio į jį, tuščias skambesys. Niekas. Tai, ką mes kasdien užmirštame. Mums papasakojo legendą apie vienuolį, kuris ieškojo sielos praskaidrėjimo. Jis išmoko teisingai gyventi, sakyti teisingus žodžius, bet sieloje nebuvo ramybės, kažko vis trūko. Jis įtarė, kad ir kiti apsimeta viską supranta. Ir kiti gyvena panašiai, nes gėda prisipažinti. Jis pasiekė šlovę, buvo visų gerbiamas, iš tolimiausių kaimų eidavo pas jį patarimo. O kartą kelyje jis sutiko senį, buvusi savo mokytoją, kuris jo paklausė, kas yra kelias. Tamsi be vėjo naktis, mirksi žvaigždės ir mėnulio šviesos atspindys suarė ramias ežero bangas. Mokytojas palingavo galvą. Tu nuplikai, netekai pusės dantų, kūnas tavo nebe toks liaunas, kaip buvo, bet tu nesupratai, tu nieko nesupratai. Jis apsiverkė, kad nesuprato tos idėjos, nepajuto to gyvenimo virpesio, suklupo ant kelio ir paklausė, mokytojau, pasakyk, tai vis dėlto kas yra kelias? Mokytojas pakartojo tuos pačius žodžius, bet nuo jo žodžių suraibuliavo ežeras, sidabru sublizgo bangos, o mokinys praregėjo. Svarbu ne tai, kad žmonija pakeliui į taiką. Svarbu tai, kad jį jau kelyje. Taika – iliuzija, kurios negalima prarasti. Taika – viltis, kurią neįmanoma nusivilti. Taika neapčiuopiama, bet mūsų herojams pavyko ją įkūnyti. Taikos juostoje, kurią jie vežėsi aplink visą pasaulį, savo karštą troškimą įrašė ir vaikas, ir poetas, ir prezidentas. Ir jeigu šį šauksmą kažkas išgirdo, tai ir Valterio nuopelnas. Nes visada norint kažko pasiekti, pagaliau įgyvendinti svajonę, neužtenka vien noro, pinigų, laiko, sveikatos ir dvasios stiprybės. Kartais reikia ir kažko daugiau – aukoti gyvybę. Valterio pelenai amžiną prieglobstį rado Hirosimos priemiestyje, Japonų išgyvenusių tragediją šeimos žemėje, tarp kitų branduolinio siaubo pelenų. Tai buvo įgyvendinta Valterio ir visų keliavusiųjų po žygio vėliavą svajonė. Aplankytų šalių taikos troškimas apjuosė pasaulį. Pabaigai tokia išvada. Mylėk savo artimą, kad jis tuo taptų, pamatyk jį, suprask ir pažink. Kai tai įvyks, nebeteks prasmės karai ir neapykanta. Visur bus taika. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais.